laikais ir visos tautos troško būti laisvos ir nepriklausomos. Laisvė tai gaivus oro gurkšnis, ji gali būti be galo saldi, kai girdi gimtąją kalbą dainuojamas dainas ir be galo skaudi, kai gimtoji žemė sugeria pralietą brolių ir seserų kraują. Tačiau niekas ir niekada negali užgniaužti laisvės troškimą. Rami vieta prūsų Romuva vadinta, dėl visų lietuvių buvo labai šventa. Pats Krivė Krivaitis su dievais gyveno, ta visi lietuviai įžodį turėjo. Po ąžuolais ugnis tuomet pliškėjo, kuria būda Vaidelaitės visada skūreno. Atėjo jau žmonės, vadinami krikščionys, kurie norėdami jūsų liuosybę nuspėsti ir amžinai jūs apverkti, visaip jūs vilios. Panieksane jūsų počių, prabočių, išmintingą tikėjimą, įstatymus ir apsėjimus, nebeleis jums rašyti, skaityti jūsų kalbą, o ant galo išplėšė jums tą paskutinę privilegiją, paskaitys jūs pačius tarp savo gyvulių, dovanos, mainys, pardavos viens kitam it besties. Ir tartum ant didesnės apjuokos vadins dar jūs savo broliais krikščionys. Klausykit manęs, giminės, čia susirinkusios, tai yra žabanglai, kuriuos nori jūsų liuosybę nuspėsti. Netikėkit, sakau jų žodžiais. Sekit geriau įstatymus bočių, prabočių, kuriuos pildydami nieko netrūkot. Visi liuosi,
laimingai viso pertekė gyvenot, dirbot savo, kuomet nugalėjot, ilsėjot, kuomet norėjot. Jei dar laimingais toliau norit būti, ginkit drąsiai namus savo. Atėjo, sakau, diena, kurioje reikia lietuviui, žemaičiui, ar liuosam mirti, ar amžinų vergų tapti. Sūnus mano, gaivinkit žmonės daina, kurstykit ugnį jų krūtinėse, o to šventosios ugnies Lietuvos širdį neįstengs užgesinti jokia priešininko ranka. Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Lenkeisi saulei, ąžuolai žemynai, namo skaisti, ruseno Gabija, tu motina, Vytenio Gedimino, kiek ardegiai, Pilėnų ugnyje. Lietuvos valstybė, kaip patikimiausia tautos išlikimo garantą, įžvalgumu, jėga ir sumanumu sutelkęs besivaidijančias karalystės, sukūrė Mindaugas. Pasikrikštijęs ir 1253 metais priėmęs iš popiežiaus karūną, jis tapo pirmuoju ir vieninteliu Lietuvos karaliumi, o Lietuva buvo pripažinta lygiateisė Europos valstybių nare. Kryžiuočiai nukariavę prūsus 1283 metais puolė Lietuvą. Net 200 metų truko ordino ir Lietuvos žiaurios grumtynės, kol 1410 metais Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto, Jungtinės Lietuvos ir Lenkijos karinės pajėgos palaužė vokiečių galybę ir išgelbėjo lietuvių tautą nuo prūsų likimo.